Sveikas, Vladimir Vladimirovičiau. Seniai norėjau jau tau paskambinti, bet vis laiko neturėjau. Reikėjo Lietuvą nuo visokių prietrankų gelbėti. O čia Barakas paprašė sužinot, ko tu su juo kariaut nenori. Žinai, kai jis tą pasakė, tai ir man keista pasidarė. Negi čia rusam naujiena visokius priešus mušti. O jau kad tai prašosi, tai duotum tu jam į kaulus ar kokį galą. Ką pasakysi? Nu kuo čia rėki, kaip vokietukas amerikonų skerdžiams. Kalbėk tyliau, nes atskleisiu tau ypatingai slaptą valstybės paslaptį. Lietuvos valstybė, žinoma. Įvadink mane tiesiog Vladu, nes aš kuo tikriausia žemaitis. Ant kalno mūrai, joja žemaičia, joja žemaitukai, neš... Likščiau ta daina man ašaras spaudžia. Gaila, kad viešai dar negaliu dainuoti. Rusai to nesuprastų. Taigi žemaitis aš, kuo tikriausia žemaitis. Rusiškai žodis Putin juk nieko nereiškia, ar ne? Mano istoriją tau smulkiai Viktors gali papasakot. Ne veltui juk mes jam Kėdainius atidavėm. Nes giminė manoji nuo Kėdainių, nuo jos vainių ir graužių kilus. Tu jo paklausinėk, jis mano žemaitiškos kilmės istoriją tau papasakos. O aš, kai tik Rusijos caru pasidarysiu, tada Rusiją prie Lietuvos prijungsiu. Pats tada į savo kaimą gimtai gyventi grįšiu, su Viktoru arba Tėlę gurkšnosiu, o Rusiją valdyt pavesim kokiam didžiajam kunigaikščiui, gal vienam iš Rolandų, arba abiem Rolandam iš karto, na ar Zigmui. Na, yragi vertų vyrų Lietuvoje, kurie galėtų motušę Rusiją valdyti. Dėl to ir mušti su Baraku nenoriu. Jis gimus brolius tikrus, žemaičius su lietuviai supjudyti nori. Lygiai kaip mūsų pusbrolis rusų su ukrainiečiais. Jeigu jis pats kautųsi, tai kodėlgi ne? Seniai man rankos niežti jam kaulus išvanot. Tai ir meluok tu jam tam Barakui, ką tik tai nori, kad tik jis tikrosios priežasties, dėl ko aš karo nenoriu nesužinot. Kad žemaitis aš kuo tikriausiai ir nenoriu ne su juo, o su savo broliais lietuviais ar pusbroliais ukrainiečiais kautis. O tai gerą naujieną tu man, Vladai, pranešiai. Seniai jau įtariau, kad kažkas čia ne taip. Juk tikrai, rusiškas žodis Putin tai nieko nereiškia. Ir kai Lietuvoje pradėjo net Putino medžius raut, kad tik vardą išnaikint, supratau, kad čia paslaptis kažkokia ir. Juk negali žmonės tiek nudurnėt, kad net augalus naikintų, jeigu vardas nepatinka. Klausyk, ale, ką tada mums su Lenkais daryti? Juk Barakas su jais bendrus dalinius formuot verčia. Ar nebus čia kokia kiaulė pakišta? Jei lietuviai kartais nuo kovos atsimestų, tai tada per Lenkus juos vis tiek privers kariauti. Na žinai, kaip pravai sektor į nugarą saviškiam ukrainiečiam šaudė, kad nepasiduotų. Tai ir Lenkai gal tam skirti, kad lietuviai kartais neapsigalvotų. O ir Dalius mūsų kaip koks beprotis tą karą virs kursto. Ką su juo daryti? Dėl Lenkų tai galvos savo nesuk. Jie jau seniai tarpusavy su čekais ir vengrais Ukrainą pasidalyja. Iš anksto, taip sakant. Lietuviai čia akim apmuilint, kad ne vien Lenkai ten brukas. Na, žinoma, jie svajoja ir Lietuvą paskui savo prisijungt. Bet kam gimė žemaičia tada esma? Kas yra ta Lenkija prieš Rusiją? Ant vieno delno padėjau, kitų priplojau ir nėra Lenkijos. O ant Daliaus tai tu bereikalo burnoj. Vykdo jisai planą kuo slapčiausia. Savo kalbom griauna jūsų Evrosajūzą. Nes iš tiesų juk tai kryžiokai, o ne rusai buvo mūsų lietuvių ir žemaičių Lietuvos priešai amžinėjai. O su šakėm su jais nei tada, nei dabar nepakariausi. Na, o Dalužis savo liežuvu plaka taip, kad ir Evrosajūzai jau atsipyko. Taip daroma tam, kad kai Lietuva prisijungs Rasiją, Evrosajūzas nepyktų, o atsidustų su palengvėjimu, kad tie pridurkai lietuviai pabėgo. Taigi mūsiškis Dalužis, nors kilimo ir Lenkas, ale mūsiškis, paliktų į ramybei. Geriau žiūrėk, kad lietuviai iš durnumo tarpusavy nesusimuštų Barako kiršinami. Kiekvieną lietuvį su žemaičiu kaip savo akies vyzdį saugok, nes nedaug jų belikę. O jei kuris ir kvailas per visą pilvą, tai nieko. Su laiku vėl į protą ateis, kai laikas pasikeis. Taip jau nekart yra buvę ir dabar bus ne kitaip. Na, baigiu kalbėti, nes reikia eit liberalų maištus čia Rusiją gesinti. Taip, gyvenimas pilnas netikėtumų ir tuo jis malonus. Uždavė man Vladas darbelio, uždavė. Na ką, pats laikas Grynui skambint. Nors ne, Grynas palauks. Pirma Viktorai. Ant kalno mūrai joja žemaičiai. O kai kur paraliai. Tai kasgi dainoj joti turi, žemaičiai ar lietuviai?